Sveiki bičiuliai jaučiai, tai 2025 metų prognozė jums. Žvelgsim nuo balandžio mėnesio, būtent nuo balandžio mėnesio Saturnas atsidurs žuvų ženkle. Tai jums bus svarbu atkreipti dėmesį būtent į savo padėtį visuomenį. Tai būtent bus laikas svarbus, kad jūs atrastumėt, ką gali duoti kitiems, ką davėt ir apskritai kokį jūs padėtį visuomeniai užimat. Jeigu per pastaruosius 2,5 metų viskas klostės pas jūs gerai, kas susijęs su profesinė sritim, jautėtės saugiai, jautėtės savo pozicijoje, tai dabar bus laikas, kai galėsit sulaukti pripažinimo, apdovanojimų už savo atliktus darbus. Ir jei vengėt atlikti savo pareigas tinkamai arba nebuvot ištikimi principams, vertybėms, tai gali tas laikotarpis atnešti tam tikrų pamokų išbandymų, kad viską persvarstytumėt iš naujo. Kažkoks tai gali irgi ateiti kaip atpildas. Atpildas, kai mes atliekam kažkokius neharmoningus veiksmus. Tai ir čia bus svarbu suprasti, kad jūs turit veikti su kitais, ne savanaudiškai, su kažkuom veikti komandoj, su kažkuo tartis, turėti savo mokytoją, savo mentorių, galbūt savo dvasinį mokytoją. Ir tai bus palankus laikas irgi dalintis įgūdžiais, dalintis žiniom. Su kitais stenkitės būti aktyvus, nesėdėkit vienoj vietoj. Ir stenkitės nenusivilti, stenkitės būti aktyvus, drąsus. Aišku, gali būti situacijų, kai jausitės nemėgstami, bus išsiskyrimų su draugais, nusivylimų. Bet pats svarbiausias aspektas jums suvokti save kaip asmenybę 2025 ir suvokti, kaip jūs galit save realizuoti visuomeniai, ką galit irgi padaryti dėl kitų, ką galit padaryti irgi gero kitiems. Toliau Jupiteris nuo gegužės mėnesio jisai pereina į Dvynius ir Jupiteris suteiks jums augimą, tokį norą plėstis, norą daryti įtaką būtent irgi kitiems ir tuo pačiu daugiau uždirbti, norėsis. Ir bus galimybės tokios, kad pagerės jūsų finansinė padėtis ir jūs norėsit daugiau uždirbti. Tai iš tos pusės gali būti, sakykime, kaip ir neblogai, kas susijęs su jūsų finansais. Tačiau irgi ten nereikėtų kažko tai pernelyg užsiciklinti, galit, sakykime, kaip ir pagerėti finansinė, gali pagerėti finansinė padėtis, bet irgi mokykitės, kaip elgtis su pinigais, kaip juos taupyti, kaip, sakykime, juos žiūrėti atsakingai, kad tai irgi yra dieviška energija. Ir Jupiteris jums gali suteikti daugiau galimybių, gali pagerėti irgi situacija susijusi su jūsų darbu, tai geras laikas bus irgi mokytis naujų įgūdžių, sakykime, kad padidins savo vertę. Jeigu su verslu esat susiję, verslo plėtrai palankus bus laikas. Ir toks irgi bus svarbus momentas, kad irgi suvoktumėt, kokią atnešat naudą kitiem. Ir stenkitės pernelyg neišlaidaut kažkokiem tai nereikšmingiam daiktam, venkit pernelyg didelių išlaidų daiktams, kuriums iš tikrųjų nereikia. Apsvarstykit prieš kažką tai tokio brangaus įsigydami ir panašiai. Reiškia, gali toks noras irgi būti kaupt daiktus, kurie galbūt nėra svarbus. Ir nuo spalio 18 Jupiteris pereis į Vėžio ženklą, būsit tokie labiau optimistiški, labiau pozityvūs. Ir tai irgi turėsi daugiau energijos įgyvendinti savo norus, gauti kažkokias tai už savo pastangas įdėtus rezultatus, geras laikas plėsti savo įgūdžius, interesus, plėsti. Ir turėsit galimybės irgi gauti kažkokį irgi finansinę naudą, galbūt iš savo artimųjų ar iš giminių jaunesnių, iš draugų. Kažką tai bus palanku mokytis ir plėsti savo sąmonę, ugdyti sąmoningumą. Irgi bus palankus laikotarpis ir mokymuisi,
ir rašyti, ugdyti, tobulėti trumpoms kelionėms, tokioms ypatingai susijusiams su mokymosi, norėsis daugiau bendrauti, tokio gali būti labiau pozityvaus mąstymo jums. Ir atkreipkite dėmesį, kad nesimkit per daug kažkokių tai projektų vienu metu, per daug pasiūlymų. Gali būti, kad daug norėsit padaryti, bet nieko taip ir nepadarysit. Norėsit patys kalbėti, bet nesiklausysit kitų, patys nesimokysit, tai atkreipkite dėmesį. Toliau Rahu planeta ir Ketu būtent nuo gegužės antros pusės darys įtaką, kas susijęs su jūsų darbu. Tai bus laikas jūsų profesijų, jūsų statuse irgi parodyti kitiems savo galimybės, savo talentus, ir tai bus palankus laikas tiems, kurių veikla susijus su publika, su žmonėm. Apie jūs gali daugiau sužinoti, galit sulaukti daugiau populiarumo. Ir būtent Rahu planeta bus palankus laikas, sakykime, jūsų darbui, karjerai, ir ypatingai kas dirba visuomeninėse įstaigose, bet gali padaugėti įtampos, psichinės įtampos, nerimų. Tai šiuo laikotarpiu gali irgi tekti daugiau skirti dėmesio būtent savo mamai. Tai darys Ketų planetos įtaką. Ir Ketų planeta nurodo, kad tuo laikotarpiu gali tekti irgi arba rūpintis daugiau savo šeima, arba, sakykime, su mama gali būti tokie kaip santykiai kažkiek tai šaltesni. Ir tokiu atveju stenkitės irgi permastyti savo santykius su artimaisiais, su mama, kažkokių tai per tas nuoskaudas. Ir jeigu vairuosit, važiuosit kažkur tai ypatingai nakties metu, rekomenduojam irgi neviršyti greičių ir panašiai, būt atsargesniems. Ir galit jaust tokia, ypatingai kas neužsiema praktikom, įvairiom dvasiniam, didesnė psichinė įtampa. Tai irgi jeigu kažką tai pirksit tuo laikotarpiu, tai vėlgi stenkitės įvertinti viską, jeigu pirksit nekilnojamą turtą ar kažką tai parduosit, nes gali irgi toksai būti noras keisti gyvenamąją vietą, parduoti namus, kažkur tai išvykti. Tai tiesiog, kad kažkur tai neapsigautumėt, kad jeigu kažką tai pirksis, kad taip nebūtų, kad po to pasigailėtumėt, tai prieš tai darydami viską gerai įvertinkit, viską gerai apskaičiuokit, būkit, sakykime, dėmesingi. Ir ieškokit vidinės ramybės, bus geras laikas, ypatingai ten nuo gegužės antros pusės. Ir kažkie tai reikalai gali būti irgi kaip noras remontuoti, arba patys remontuoti, arba galit irgi kažkiek tai nukentėti. Kai būna, kad kažkas tai remontuoja ir trukdo ramiai gyventi, gali būti, arba kaimynai kažkokius tai remontus pradeda, arba gali būti taip, kad atsiranda kažkokie tai gyvūnai namie, ten būna tokie nekviesti svečiai, kurie irgi kaip pelės, kažkokie tai tarakonai, su tokiais irgi gali tekti jums pakovoti, kai nėra ramybės namuose. Tai dėkuoju už jūsų dėmesį, tai primenu, kad būtų palanku, kad jūs pasitikrintumėt, ar iš tikrųjų esat jaučio ženklas, tai būtent yra nuoroda apačioj, kur eisit, kur yra mano asmeninis horoskopas, tai būtent pasitikslinkit. Tai pirmas momentas savo ascendento ženklą ir mėnulio ženklą. Antras dalykas, galit paklausyti praėjusių metų mano rekomendacijas ir horoskopą mano YouTube kanale. Ir trečias dalykas, tai yra bendro pobūdžio informacija, bendro pobūdžio rekomendacijos. Kai žiūrim, aišku, individualiai, viskas žiūrima labiau individualiai. Tai jeigu kažkas čia jūs išgąsdino, tai jau labai, kaip sakant, nepriimkit prie dūšios, kaip sakant, prie širdies. Tai bendro pobūdžio rekomendacijos. Dėkuoju už jūsų dėmesį, būkit laimingi, iki pasimatymo kituose video.